Labas rytas. Bet jinai įsimiegojo. Bet kadangi vakar visą programą, kurią čia turėjom gert, arbatytis, kavytis, valgyt, praleidom bivakę. Tai pasidėjom šitą, bet labai trumpai realiai. Arbatėlis išgeriam ir viskas. Tai nėra čia ką per daug pasakot, nebuvo čia kažkokių bairių. Bet va dabar pagalvojau iš viso nefilmuosiu nieko. Bet ne visi vis dar žino žmonės. Tai dabar parodau kartą ir pasiminkite. Miegmaišius ir ūkinės kaldras jokiais būdais nevyniojam į kažkokį ruloną ir tada ten kišat į miegmaišą tą maišą, kur vis tiek niekada nesusikiša gražiai. Tai va, visokius tokius dalykus reikia tiesiog suprūsti. Taip yra geriau pūkams. Oi, kaip palengvino gyvenimą šitas, kai sužinojau. Ir viskas. O dabar rodo laikrodis, kad yra vos 5 laipsniai šilumos. Nu, gerai, kad man Edita paskolino savo miegmaišį, kuris yra komfortas -9. Nu, tai va. O, pats tas. Miegojau kaip kačiukas. Tikrai labai gerai įsimiegojau ir miegojau geras 5 valandas, man atrodo, 5 gal su pusė. Tai čia jau yra wow. Nors žiūrėjau statistiką laikrodį, tai vis dėlto praėjusiais metų Dakare miegojau vidutiniškai, man atrodo, valandą ilgiau negu šitam. Tai toks daugiau reikalų ir tie reikalai realiai, vat, tas filmavimas, montavimas papildomas. Jeigu komandai dirbti, tai gal ir nesimčiau tokias atsakomybės. Bet kita vertus, kai vienam ekipažui dirbi, tai mažiau darbo, mažiau prisifotkini ir mažiau darai ten po to, ką spėjai savo pasidaryti tiktais. Tai įdomi patirtis, tikrai labai džiaugiuosi dėl šitos patirties. Matau, kur galima tobulinti dalykus. Manau, kad pakeliausim šitą temą šitų kelių toliau. Ir žiūrėsim, kas gaunasi. Kol kas gaunasi neblogai, tikrai smagu ir kurti, smagiausia smagu kurti yra. Visų pirma, tai yra kaip procesas labai smagus. Galbūt dabar va čia šiek tiek jau... Kuri šiandien diena? Aišku, viskas kartojasi jau. Situacijos kažkokios kartojasi, jau pradėjo kartotis, jau paieškos trasų kartojasi. Tai toks dabar labai įdomu, reikėtų apgalvoti žingsnį po kažkokį, ką aš dar galėčiau kitokio padaryti, kitokio parodyti. Nes nelabai žinau ir kada vis dėlto ne aš vadovauju paradai, tai ir sunkiau yra kažką savai padaryti. Aš galbūt rinkčiausi kažkiek kitokį kelią ir pasirinkimus kitokius daryčiau, bet vėlgi tai mano pagrindinis tikslas yra nuotraukos. Nors panašu, kad dabar pagrindinis tikslas yra vlogas jau. Vaidu čia praskrido. Irgi gerą natą uždavęs nuo pat starto. O aš šutinu atgal į mašiną, sėdėjau, redagavau. Galim atsargiai ten neįlįst tam.
Nusprendęs buvau, kad nieko nefotkinsiu, nu, bet širdžiai neįsakysiu. Nu, furytės, wow. Kuo toliau, tuo labiau manęs patinka. Niekada labai neskirdavau dėmesio. Nu kaip, skirdavau, bet nebūdavo laiko skirti. Tai ten kiek gauni, tiek pafotografuoji. Ja, viskas, dabar bandysim komandą Nuotykių fabriko bandys spėti į finišą. O aš savo sėsiu ir montuosiu. Tuščias bivakas. Labai įdomiai atrodo. Esu buvęs kelis kartus, kada jau atsikeli vėlai ir jis yra apytuštis. Tai toks labai surrealus vaizdas, kaip pratęs prie to bivako būti tokio triukšmingo. Karoli, girdi? O mes įleisim į trasytę. Karolis išėjęs ten kalną ryšį kalbą. Ieškosim vietos. Va šie kalnai man labai patinka, čia jau truputį nepaprastos, bet ne tokie roks. Bet jūs, Dovi, žinot, kad jūs tikrai trasoje, ne? Jo, laukia emocija, dabar neseniai jiems pravažiavo ten kokį 500, nu ne 5, kokie 300 metrų nuo mūsų, tai dabar privažiavome tą vietą, stebim, laukiam naują emociją, kurį žiūrėsim, kurioje čia vieta yra tiksliai. Ok, gerai. Mes irgi prie bivako dabar atvažiuosim tuoj. Gerai, tai varom. Klasikai. Gaza. Ten kairė, vadyk. Gerai. Gaza. Gerai, stop. Pamokėlės pas Tomą. Geras, įmokytas, labai neskriaužia. Bet ratus reikės nusileisti šiek tiek. Šiaip smėliukas drėgnas, bet purus labai. Labai purus. Tai be abejo, kad drėgnų smėliukų lengviau važiuoti yra, bet čia nepadės, kad jisai vien tik tais drėgnesnis. Panašu, atvyksta pagalba. Tai kaip 1.4 kokius. Tires deflated, maybe will be okay. Tomas nusileido ratus, nori parodyti vietiniams, kad mes irgi mokam važiuoti. Na. ورهم مهارة التركيز أبو فهد. Vis dėlto reikės.
Nusileido Tomas padangas. Nu, nusileidome visi. Right! Sako, kad gerai. Where's the truck? The trash? The truck, is it there? Yeah, but for classic. For classic, but Yeah, for the ultimate? somewhere around these rocks. Okay. Yeah. Wow, tikrai. Labai gražiai atrodo, labai netikėtai visų pirma dykumos. Ne dykumos tokios. Čia yra smėlis, akmenys. Tai va šitam visam background'e matyti lekiantį Porsche yra labai įdomu. Tomas ruošiasi klasikų startui. Nu. Jala, jau suksis Tomas į kairę. Ai, čia tas krūmas. Va, taip jau girdėjęs ir matėsi šitas veiksmas. Nu va, kažkur dulkės jau matėsi. Artėjam link trasos. Artėjam jau alkani veiksmo. Thomas Driving School Experience Academy vadovas rodo iš pirmų pajautimų, kad ne veltui vadinamas yra smėlio lokiu. Jisai gali įveikti bet kokias negandas. Jo, čia truputėlį nėra taip sudėtinga važiuoti, kaip atrodo galbūt, bet įveikti yra ką. Važiuoti nesudėtinga, o išvažiuoti sudėtinga. Kai prisidarai reikalų. Nu ką, panašu, kad atvarėm į trasą. Ten per tas uolėles atlėkė lenktyninkai. Buvom nustebę šiek tiek, kad ne per daugiausia fanų yra. O čia, tai žinau, kad kaip kino teatrai privažiavę keliais aukštais. Labai fainą vietelę radom. Dalinuosi šiuo metu čia su 4. Hey guys, 1, 2, 3, 4, 5, 6 photographers here. Many around. Oi, angliškai pradėjau kalbėti. Paliksiu kamerytę čia. Fainai, ką? Fainai. Tais įlindo man į kadrą. Fotografai. Pabandysiu dar vieną kadrą čia pasidaryti tokį labiau su šuoliuku, gal šiek tiek iš priekio minimaliai. Ir po to eisiu toliau jau su zoomu padaryti kitų nuotraukų. Hey, come again with the nationalities. France, UK, America. Czech, but now the car is coming slowly. So, Czech. Where are you from? France. Okay, and Brazil. Brazil. All around the world. Bike.
fainai, kai visi telpam vienoj vietoj, pasaulė ant žemės, ant kelienių visi suglaubę, visi kaip minionai. Tai ir yra fotografija ir gyvenimas. Visi galim tilpti, kai norim. Buvau palipėjęs šiek tiek į viršų, bet ten gal lyderiai prajojo gerai. O dabar kažkaip ten tikriausiai išminkštėjo ir nebe taip smagu. Leidžiuosi atgal ten, kur atvykau. Ir dar pabandysiu padirbėti ant tas vietas. Čia dar yra keletą kampų, kur galima paryti ne taip pačiai. Ir dabar praskirsti tie žmonių šiek tiek, tai gal bus lengviau kažką padaryti. Šiaip vieta nuostabi. Labai gražu. Jump from the bike or under the bike. Laukiu Vaido. Turėtų būti taip pat, kaip ir norėjau tarp šitų uolų ir saulės nufotografuoti, bet saulė leidžiasi ir dar 5 minutės ir bus nusileidus, tai gal dar apšvies vis dėlto viršūnę to kalniuko. Bet va čia prieš 10 minučių ir dabar jau per vėlai. Realiai jo, 10 prieš 5 minutės buvo pati geriausia saulė fotografuoti. Iš galo, drama, dulkės. Reikalų, finišas visai už kampo. Jiems būtina pasiekti finišą. Aš vis dairausi atgal, ar net važiuoja Vaidas. Ir jau matau iš tolo, kad nesimatys per kamerytę, bet matosi truputį, va dulkės, fūros. Faina pažiūrėti, kas vyksta, bet žinoma, nebūtinai Vaidas atvažiuoja. Gali būti ir taip. Man saulė nebėra jau gera, tai aš stosiu kitoj vietoj. Jeigu kas nors girdi, Vaidas atvažiuoja. Vaidas! Vaidas! Ei, Tomai!
Važiuojam, kur norim dabar. Kadriukas yra ne toks, kokį tikėjausi iš pradžių, bet šiaip tikrai labai fainai gavosi. Štai. Diena baigta. Dabar liko tik viskas sujungt, sufilmuot, suredaguot, fotos redaguot. Gaila įstrikusio ekipažo. Dabar ekipažas jau įstraukė virvę, tikisi, kad kažkas juos ištrauks. O aš ieškau savo ekipažo, man rods jau, nes turime važiuoti į viešbutį. Dar viena diena, dar viena nuostabi diena. Labai įdomu, lenkimas. Pro žmonės. Dabar jau prašo, kad užtrauktų žmonės, nes per žmonės net nemato, kad čia lenktynininkai sustoja. Ateinu. Mes irgi laukiam Karolio ir varom iš karto. Vytai, ar varai su mumis? Varau, ateinu. Oi, iš pradžių galvojau, kad mes žinom, kur važiuojam, bet pasirodo, kad mes ieškom kelio. Tai visos tokios paieškas būtų, tai aš su malonumu ir wow, pasiklyščiau kartais. Oi, krūmai. Draudimas mums čia, žinai. Krūmus palikime Vaidai. Neturime tiek detalių, kad dėlioti. Nu, Hilukso sparnų tai čia rast greitai galima ir dykumoje. Tomai, žiūrėk. Ačiū, kad atvežiai. Taip. Yes. Picture of the day. Šiandien tikrai gavosi fainos nuotraukėlės. Ypač šita. Kartu 6. Labai gerai. Vaidas atvažiavo ten, kur reikėjo. 3:12. Šiandien gyvensim viešbutį. Tomas skaičiuoja, dalina kambarius. Ir malda.